Anuo metu 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai Viešpaties žodis. Prašom, sėskit. Kristaus dangun žengimo iškilmę, kurį mums šiandien primena apie 40 dienų, kad jau praėjo po Jėzaus prisikėlimo. Ir per tas 40 dienų jis vis pasirodydavo mokiniams ir primindavo svarbius dalykus, kuriuos jiems reikėjo įsisąmoninti. Ir pradėsiu nuo tokios vienos istorijos, kuri nėra tikra, bet išgalvota, čia labiau anekdotas, apie būtent pomirtinį gyvenimą. Nes kai kurie mes pasvajojam galbūt apie rojų ir kartais netgi norim, kad kuo greičiau pasibaigtų čia gyvenimas žemėje, galbūt kai ypatingai viskas labai pabosta, kad labai yra viskas neįdomu ir jaučiamės liūdni arba vieniši, tai norime kuo greičiau, kad viskas pasibaigtų. Ir čia anekdotas truputį su to susijęs, bet truputį iš kitos pusės. Du draugai susitarė po mirties, sako, kas pirmas iš mūsų numirs, nukeliavęs į dangų. Ir pamatęs, kas ten vyksta, sako, susitarėm taip, nes jie labai mėgo žaisti futbolą ir buvo futbolo mėgėjai. Ir sako, kas pirmas numirs, pamatys, kas ten yra. Ir jeigu tikrai futbolo ten yra varžybos, tegul ateina sapno metu pas tą, kol yra gyvas ir pasako, kaip ten yra iš tikrųjų. Ir vienas iš jų numirė, po kelių dienų tas, kuris dar yra likęs žemėje, sapnuoja tą mirusį ir sako, ateinu kaip pažadėjau. Ir klausia, kaip ten su futbolo, ar žaidžia ten danguje futbolo ar ne. Sako, turiu dvi naujienas, vieną gerą, kitą blogą. Sako, pradėk nuo geros. Sako, geroji naujiena yra ta, kad tikrai žaidžia futbolą, ten visi apaštalai turi savo komandą, prieš ją visi kiti ir niekaip negali laimėti, viskas, sako, labai įdomu ir gerai. Sako, labai čia linksma, viskas super. Tai tas labai apsidžiaugė sapno metu ir sako, kokia ten blogoji naujiena. Sako, argi gali būti kažkas blogo. Sako, blogoji naujiena, kad po 3 dienų yra įrašytas tavo vardas, kad žaidė vienoj komandai. Po 3 dienų vadinasi, kad jau bus irgi danguje. Tai tarsi ir blogoji jam buvo naujiena. Pasvajoti apie dangų kartais norim, kad būtų geras gyvenimas, bet numirti ne. Ir čia, pavyzdžiui, jeigu kalbant labai trumpai apie laidotuvės, ar ne, kai mes sakom amžinąjį atilsį, kad žmogus pailsėtų, amžinąjį atilsio linkime, kad atsidustų. Bet būtent, kad mes, jeigu galvojame apie pomirtinį gyvenimą, tai nėra apie sėdėjimą ten prie vargonų ir kai aušra vis gėda ten aleliuja arba garbės himną, tai nėra vien apie gėdojimą. Man labai patinka tas paaiškinimas, kad gyvenimas po mirties tai yra visų savo talentų realizavimas pilnąja prasme. Nes turim įvairiausių talentų, galbūt vienų mažiau, kitų daugiau. Ir po mirties tie talentai mūsų bus išpūsti, bus jau ištobulinti iki nežinau, ten begalybės. Ir mes tais talentais tarsi tęsim Dievo tą kūrybą, kurią jis pradėjo. Ir man ta mintis visai patinka, nes gyvenimas po mirties tai nėra sėdėjimas rankas sudėję, bet tie talentai, kurie yra duoti žemėje, jie yra truputį kaip demo versijos, jie yra apriboti, kol mes čia gyvenam, nes stengiamės kažkiek ištobulinti, bet po mirties Dievas jas ištobulina ir mes tada tapsim tikrai žmonėmis. O kai kalbam, kad amžinąjį atilsį, tai čia turim omeny apie kūną, kuris
kuris pavargsta, kuris yra silpnas jau prieš mirtį, kai yra jau senas. Čia eina kalba apie tą kūną, kuris irgi kažkada prisikels, irgi bus ištobulintas. Tai ne vien svajokim apie, kad kažkada bus gerai, bet čia būtent, kad yra susiję tie du svarbus dalykai - mirtis, nes be mirties nėra įmanoma pereiti prie to amžino džiaugsmo. Ir kuo ilgiau gyvenam čia žemė, tuo labiau priprantam, tuo labiau norim čia likti ir atrodo, kai ta žvakė deganti, kai irgi ten buvo ta istorija, kai kunigas aplankė ligonę ir sako, tu gyvensi tol, kol degs šitą žvakę, ten davė į žvakę. O ta ligonė jau tokia labai silpna, labai serganti, sako, gal turi kunigą kokią ilgesnę žvakę, nes kažkokią labai trumpą man davėjai. Mes vis norim truputį ilgiau pagyventi, vis mums kažkaip trūksta ir norime kuo ilgiau, nepaisant to, kad galbūt gyvenimas yra sunkus. Ir dar keli žodžiai apie Evangeliją, kurią šiandien išgirdome. Pati pirma mintis iš tos ištraukos yra, kad Jėzus siunčia savo mokinius į Galilėją, tai jau 40 diena ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jie pamatė, parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Ir čia tik labai trumpas komentaras apie mūsų abejonės, nes tas kalnas, apie kurį yra kalbama, tai yra simbolizuoja mišias. Tai simbolizuoja susitikimą su Jėzumi mišių metu, kai mes ateinam bažnyčią. Nes užėję į bažnyčią mes irgi nusilenkiam, pagarbinam Dievą ir ateinam ne vien pasidalinti arba pasidžiaugti, kad viskas gerai, bet irgi pasidalinti savo abejonėm. Bet vėlgi kartu užbėgant už akių, bažnyčia tai nėra vien anoniminių žmonių susitikimas pasimelst. Tai yra labiau bendruomenė, kurią labai sunku suburti, kad žmonės būtų pažįstami tarpusavyje. Kad jūs pamatę vienas kitą, jūs ne vien, kad matytas kažkoks žmogus, bet kad jungtų, patirtis, kad mes išgyvenom galbūt Dievo artumą kartu. Tai labiau prie to mes kažkaip stengiamės, apie tą bendruomenę kalbėdami, to norėtume pasiekti. Kad mes matydami kitą, nebijotume pasidalinti apie savo abejonės. Tas bendruomenės mes turim parapijai, tai ir Šventosios Dvasios bendruomenė, kur mes irgi susitinkam, pasidalinam apie šventąjį raštą ir taip toliau. Tai tik labai trumpai noriu užsiminti apie tai, kad neužsibūti savo abejonėse, nes kad abejojam dėl tikėjimo, dėl bažnyčios, dėl kunigų labai dažnai abejojam, ar jie ten kažkaip norėtųsi labiau šventesnių tikriausiai, bet neužsidaryti savo abejonėse ir nuolatiniuose tokiuose nusiskundimuose, kad yra viskas blogai, bet turėti su kuo pasidalinti. Bet ne vien, kad nagrinėti, kas yra blogai, bet ieškoti, ką mes galėtume pakeisti.